Sveiki, tai šiandien susitikom pasikalbėti apie asmenybės psichologiją ir apie tai, kaip Hogan Assessments gali padėti geriau pažinti asmenybę. Ir aš be abejo pradėsiu nuo pristatymo, kasgi yra tie Hogan Assessments. Hogan Assessments tai yra ir organizacija, ir ko gero bendrai naudojamas pavadinimas visai klausimynų baterijai, kurią ši organizacija yra sukūrus, o pavadinimas yra kilęs iš pavardės. Tai yra organizacija įkūrė sutuoktinių pora Robert ir Joyce Hogan ir tą jie padarė 1986 metais. Tai abu psichologai, mokslo daktarai dirbo universitete ir įkūrė šitą organizaciją. Ir jie iš esmės buvo pirmieji, kurie pradėjo taikyti asmenybės klausimynus darbo vertinimui. Ir dabar Robertas Hogan dar yra gyvas, dar girdėjau ir dalyvauja organizacijos veikloje. Šiek tiek toliau domisi, rašo straipsnius, interviu duoda ir panašiai. O pati organizacija tapo globalia pasaulinė organizacija. Klausimynai yra išversti į 40 su viršum kalbų, praktiškai visose pagrindinėse šalyse juos galite ir rasti. Ir dar ko labai išskirtinė iš tikrųjų yra tai, kad jų klausimynai yra labai paremti mokslu ir labai daug mokslinių straipsnių publikuota. Kiek esu domėjusis testų leidėjais, ko gero nėra ne vieno asmenybės klausimyno, nėra ne vieno, tarkim, leidėjo, kuris dirbtų su asmenybės klausimynais nekomerciniu pagrindu. Tai reiškia, kad daugiau būtų skirta verslui, kuris būtų tiek stipriai kartu įžengęs ir į mokslinę sritį ir būtų publikavę tiek daug straipsnių. Plius jie labai viešai plačiai žinomi yra ir verslo spaudoje, tai jeigu pažiūrėsit, padarytumėt paiešką, tai tarkim Forbes, Harvard Business Review, The Economist ten reguliariai irgi šmėžuoja paminėjimai apie Hogan arba pačių Hogan parengti straipsniai. Tai ir iš pasaulinio Fortune 500 kompanijų, tai jie, kaip patys sako, 75% iš tų kompanijų daugiau ar mažiau naudoja Hogan Assessments. Tai iš esmės yra didžiulė kompanija, stipri kompanija ir turinti labai tokį stiprų mokslinį pagrindą. Ir apie tą mokslinį pagrindą šnekėsim šiandien ir šiek tiek daugiau, bet pirmiausia apskritai pašnekėkim apie asmenybę, kodėl mes ją domimės, kodėl mums yra jinai svarbi ir kodėl jinai svarbi yra ir organizacijų kontekste. Nes ko gero asmenybė yra pagrindas, ant kurio jau lipinam po to organizacijos procesus. Ir apie asmenybės reikšmė labiausiai pasijunta tada, kada susiduriam su toksiniais žmonėmis. Įsivaizduokim situaciją, kai organizacijoje vyksta procesai, tarkim projektai, daromi, viskas juda, daugiau mažiau su savais reguliariais kasdieniais iššūkiais, bet viskas įprasta linkme, ne viskas įprasta tvarka ir atsiranda toksinis vadovas, tas, kuris manipuliuoja, kuris kiršina žmonės vardan to, kad asmeniškai pats kažkur iškiltų, kuris mikromenedžina ir staiga visi sujunda, kad gyvenom iki šiol laimingai ir ramiai ir staiga kažkas griūna, kažkas nutiko. Tai tas asmenybės svarba, ko gero, labiausiai išryškėja tada, kada susiduriam su problemiškai žmonėmis, su toksinė lyderystė ir iki tol tie dalykai, kurie atrodydavo savaime suprantami ir net nesukdavom galvos, tai tampa ypatingai svarbus. Ko gero, kaip ir sveikata, kol esi sveikas, daug apie ją negalvoji, bet susirgusimi vertint, kaip gera visgi būti sveikam. Tai lygiai taip pat ir su asmenybėm. Tol, kol viskas vyksta daugmaž pakankamai sklandžiai, paprastai ir įprasta tvarka, mes per daug nesukam galvos, kokie visgi žmonės pas mus dirba, bet vos tik tai susiduriam su kažkokiu, tarkim, pasipriešinimu, konfliktu, motyvacijos neturėjimu, pasipriešinimu pokyčiams ir panašiai, tada iškart jau susiduriam su klausimu, o visgi ką mes turim, kokie žmonės pas mus dirba ir kaip su jais rasti tą bendrą kalbą.
Jeigu pažiūrėjus labiau struktūruotai, dėl ko asmenybė yra svarbi, tai dėl kelių priežasčių. Čia keletas tokių pagrindinių faktorių, dėl ką lemia asmenybė. Tai iš esmės asmenybė lemia tai, kaip mes mąstom, kaip mes jaučiamės ir kaip mes elgiamės. Ir atitinkamai tai lemia ir komandos dinamiką, nes jeigu mes turim komandą, kurią sudaro žmonės, kiekvienas iš jų yra unikali asmenybė, tai jų bruožai, tokie kaip, tarkim, sutariamumas ar ekstraversijos ir intraversijos santykis, darys labai didelį įtaką pačiai komandos dinamikai. Kaip tenai žmonės susidirba, kokiu būdu jie sprendžia konfliktus, kaip jie bendradarbiauja. Tai iš esmės komanda, neišvengiamai matom, kad yra sudaryta iš asmenybių ir nuo to, kokie tie žmonės yra, tokia atitinkamai turėsim ir komandą. Kitas dalykas, kad visgi vadovo asmenybė turi labai daug reikšmės ir vėlgi nuo to, kokia yra vadovo asmenybė, labai priklausys ir jo vadovavimo stilius, ir jo gebėjimas suvaldyti tą komandą, ir gebėjimas spręsti problemas bei priiminėti sprendimus. Toliau, kalbant apie darbo rezultatus, šiaip jau moksliniai tyrimai yra pakankamai prieštaringi ir labai tokio stipraus ryšio tarp darbo rezultatų ir asmens bruožų, jo stipraus nėra nustatyta, nes tiesiog labai daug veiksnių lemia. Bet kas labai stipriai visgi koreliuoja, tai yra asmens savybės ir derėjimas su darbu, tas job fit, tinkamumas darbui ir pasitenkinimas darbu. Kitaip sakant, jeigu žmogus dirba tam darbe, kurio keliami reikalavimai atitinka jo asmens savybės, kitaip sakant, jeigu žmogus yra labiau ekstravertas ir dirba darbe, kuriame reikia daugiau bendravimo, tai darbas yra tas, kuris gaunasi jam natūraliai, pasitenkinimas darbo didėja ir yra tikimybė, kad rezultatai didėja. Jeigu darbe tenka nuolat lipti per save ir elgtis prieš savo natūrą, gali būti sunku ir rezultatai gali būti puikus, bet tie patys vidinės energijos kaštai gali būti gerokai didesni. Galų gale asmenybės lemia organizacijos kultūrą. Ir šiek tiek pašnekėsim ypatingai vertybės, kuriomis žmonės vadovaujasi ir ypatingai, jeigu kalbam apie aukščiausio lygio vadovų vertybės, jie labai daug turi įtakos formuojant visos organizacijos vertybės ir visos organizacijos atmosferą. Be abejo, pabrėžiu aukščiausio lygio vadovus, nes visgi jų įtaka, suburiant komandą ir formuojant organizacijos kryptį yra didesnė, bet be abejo, kiekvienos organizacijos narys su savo asmenybė, su savo vertybinė orientacija, jie irgi turi įtakos prie visos organizacijos kultūrai. Tai turbūt jau pakankamai įtikinau, kad asmenybė, kiekvienas iš mūsų yra svarbus organizacijos kontekste, nes nešam savo indėlį ir į komandą, ir į organizacijos kultūrą, o jeigu vadovaujam komandai, tai dar ir kaip lyderiai su savo asmenybė ateinam. Ir čia turėčiau pradėti nuo svarbaus atskaitos taško, kuo remiasi Hogan Assessments. Ir kai kalbam apie asmenybės vertinimą ir asmenybės matavimą, tai Hogan Assessments labai stipriai išskiria du asmenybės aspektus. Tai yra identitetas ir reputacija. Identitetas tai yra istorija, kurią pasakojam savo apie save. Kaip aš save matau. Kaip aš save suvokiu ir ta istorija, jinai gyvenimo eigoje kinta kažkiek, turėdami kažkokias naujas patirtis, mes jas integruojam, gaudami kažkokį grįžtamą ryšį iš kitų, mes galim irgi pasakojimą apie save keisti. Jisai dažniausiai būna daugiau mažiau nuoseklus, daugiau mažiau stabilus, bet, aš sakyčiau, galbūt apskritai asmenybė kaip upės tėkmė yra. Kai galbūt sunku pakeisti radikaliai kryptį upės tekėjimo, bet upė nuolat kinta. Krantai nuo upės nuolat keičiasi, tai taip ir asmenybė, jinai yra nuolatiniam judesy ir nuolatiniam tokiam kitime, kur lyg ir yra tam tikras stabilumas, bet kartu ir nuolatinė kaita. Tai tas identitetas yra pasakojimas apie save, kaip aš save matau, ir širdie, ko gero, kiekvienas iš mūsų jaučiamės minkšti, šilti, pūkuoti, draugiški.
bet ar tikrai, aplinkiniai lygiai taip pat mus apibūdintų. Tai va ta išorinė perspektyva, kaip mus mato kiti, tai yra mūsų reputacija. Ir va tas pasakojimas, ką kiti sako apie jūs, jisai irgi be abejo yra kintantis, bet ir jisai labai dažnai ateina prieš mus. Kitaip sakant, reputacija apie žmogų, jinai gali kartais keliauti jau prieš jį ir lieka kažkas jau, kas lieka mum išėjus. Ir va tas matymas tarp savęs ir kitų vertinimas gali skirtis. Esu prieš eilę metų turėjus pokalbį su vienu vadovu, atrankos tai buvo situacijoje, ir jisai pasakojo, koks jisai yra nuostabus vadovas ir kai jisai išeidinėjo iš darbo, žmonės verkia. Kai tikrinom rekomendacijas, tada paaiškėjo, kad žmonės iš tikrųjų verkia, bet iš džiaugsmo. Tai šitoj vietoj svarbiau, ko gero, ne tas pasakojimas savo apie save, bet visgi svarbiau yra tai, ta reputacija, kaip žmonės mus mato ir kaip tikėtina, bet jūsų elgesį interpretuoja. Kitaip sakant, jeigu jūs priminėjat žmogų į darbą, ar svarbiau yra, kaip žmogus, ką jisai pateikia apie save, ar tas elgesys, ką komanda apie jį sako. Kaip ir to vadovo atveju, turbūt svarbiau yra suprasti, dėl ko iš tikrųjų ten ta komanda verkia. Ir Hogan Assessments, tai yra unikalus vertinimas ta prasme, kad klausimai yra paremti žmogaus atsakymais apie save. Kitaip sakant, kai užduodi klausimą žmogui apie jį, tai vis tiek yra paremta tuo identitetu. Man patinka žmonių susibūrimai. Labai dauguma klausimų Hogan klausiminiai yra pakankamai paprasti ir vienareikšmiai. Man patinka žmonių susibūrimai arba dauguma žmonių galima pasitikėti ir panašiai. Tačiau atsakymai ir ataskaitos ir interpretacija yra apie reputaciją. Kitaip sakant, kaip žmogų, kuris atsakinėja tam tikrų būdų į klausimus, apibūdintų aplinkiniai. Kaip pavyzdys, jeigu žmogus sako, aš pradedu dieną nuo tuščio lapo, man patinka būti spontaniškam, niekada nežinau, kur pabaigsiu vakare. Tai tokį žmogų kiti gali apibūdinti kaip spontanišką, sunkiai prognozuojamą, su juo sunku susitarti, su juo sunku planuoti ir panašiai. Kitaip sakant, tas savęs matymas ir aplinkinių matymas, jisai gali kažkurioje vietoje persistengti ir kažkurioje vietoje išsiskirti. Mano pateiktam pavyzdį čia yra toks kaip ir neigiamas, kai žmogus save mato pozityviau negu aplinkiniai, kartais gali būti ir atvirkščiai. Kai žmogus mato save negatyviau negu aplinkiniai ir tokiu atveju tada vėlgi tas išsiskyrimas į kitą pusę atsiranda. Tai Hogan, žodžiu, vertinimai kalba ir ataskaitų rezultatai, jie visi kalba apie reputaciją, kaip tokį žmogų apibūdintų kiti. Tai yra ta žinutė, kurią mes transliuojam į aplinką. Ir kitas svarbus dalykas ir tas toks svarbus konceptas, kuo Hogan Assessments remiasi, yra tai, kad norėdami būti efektyvūs, norėdami gerai veikti aplinkoje, mes turim gerai save pažinti. Ir būtent Hogan Assessments yra sukurta ir išpopuliarinta sąvoka strategic self-awareness, strateginis savęs pažinimas. Tai ne šiaip savęs pažinimas, bet apskritai tai yra, kiek gerai žmogus supranta savo veiklos galimybės tam tikroj, bet kuriomis aplinkybėmis. Ir tas veiklos galimybės, tai turima galvoj, kad pakankamai objektyviai, kiek objektyviai ir kiek gerai gali įvertinti savo galimybės, savo gebėjimus, savo efektyvumą, bet kokiomis aplinkybėmis. Kitaip sakant, labai aiškiai žinot, kad šitomis aplinkybėmis aš tikėtina elgiuosi tokiu būdu ir esu pakankamai efektyvus, o kitos aplinkybės galbūt nėra man pačios palankiausios ir aš turiu galvoti arba kažkokį kitokį priėjimą, arba galbūt kaip vadovas kažkur atsitraukti ir statyti komandos narį tas aplinkybės, nes jam žymiai geriau su tos pavyks susiderinti. Tai, žodžiu, žmonės, kurie gerai save pažįsta,
jie iš tikrųjų yra pakankamai atviri grįžtamajam ryšiui. Jie priima jį, aktyviai ieško jo ir reaguoja į grįžtamąjį ryšį. O žmonės, kuriems trūksta strateginio savęs pažinimo, jie pirmiausia net nepastebi grįžtamąjį ryšio žinučių. Čia kaip tas, tarkim, komandos vadovas, kuris mikrokontroliuoja visus aplinkinius ir jau kai ten komanda dūsauja ir akis varto, eilinį kartą nešdami dokumentų suderinimui, vadovas nepastebi tų ženklų įvairių verbalinių ir neverbalinių, kad žinai, kad gal jų nebesikišk. Ignoruoja grįžtamąjį ryšį netgi, jeigu jis labai aiškiai pasakomas yra. Ir su tuo mes, pavyzdžiui, labai dažnai susiduriam, kai darom 360 laipsnių vertinimą. Kai in your face, taip sakant, tiesiai parodomi ir rezultatai, kad žiūrėk, čia, tarkim, nepakankamai deleguoji arba galbūt nepakankamai įsigiliniai sprendžiamas problemas arba neugdai komandos. O vadovas sako, kad dažniausiai tas neigimas būna arba kad tai yra netiesa, nes kažkas manęs nemato, neįvertino, nepažino, taip negali būti. Žodžiu, vertinimas blogas, arba kad tai yra nesvarbu, nes visiškai kiti dalykai, priežastis 1, 2, 3 ir 4. Atitinkamai, jeigu mes nereaguojame į grįžtamą ryšį, mes užsidarom tokiam saviapgaulės rate, nesikeičiam ir tie įgūdžiai, tie mūsų įpročiai gali tapti neaktualūs arba net ir žalingi. Ir atitinkamai, jeigu nesugebam reaguoti į aplinkos signalus, žymiai didesnė rizika yra nukrypti nuo produktyvaus veiklos modelio. Bet čia irgi įdomi savoka, jeigu komentaruose kartais parašykit, jeigu rasit gerą pasiūlymą, kaip išversti tą derail savoką, nes tas derail ir derailment Hogan assessments visoje teorijoje yra labai stipriai akcentuojamas ir tai yra būtent tas nuvažiavimas nuo bėgių, kada žmogus atrodo dirba pakankamai ok įprastomis aplinkybėmis, bet jeigu tik įvyksta kažkoks sukrėtimas, pokytis, išmetimas iš komforto zonos, tada nuvažiuoja kažkur atrodo iš šono. Ir labai dažnai tai būna tiesiog tų savo stipriųjų savybių perspūdimas. Prie to netrukus prieisim. Ir šiek tiek apie keletą pagrindinių Hogan Assessments instrumentų. Kaip minėjau, Hogan Assessments tai yra organizacija, tai yra testų leidėjai. Ir jų arsenale yra visa serija klausimynų. Bet pagrindiniai tokie flagmanai, pagrindiniai 3 yra klausimynai. Tai yra Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey ir Motives, Values and Preferences Inventory. Tai yra prekių ženklų pavadinimai, dėl to mes jų net neverčiam į lietuvių kalbą. Ir tai yra tokios 3 klausimynai, kurie atsako apie 3 pagrindinės sritis. MVPI tai yra asmenybės vidus, tai yra klausimai ir klausimynas apie vertybės, kuris iš esmės atsako, ar patiks tau darbas ir kokią darbo aplinką žmogui labiausiai tiks. Toliau HPI, asmenybės, tai yra klausimynas, kuris įvertina šviesiąją asmens pusę, ar tas žmogus gali atlikti darbą ir kokiu būdu tu sieksi savo tikslų ir realizuosi savo vertybės. Ir galų gale HDS, tai yra klausimynas, kuris įvertina rizikas ir parodo tamsiąją asmens pusę. O kasgi gali tau sutrukdyti, kokiu būdu tu gali nuvažiuoti nuo bėgių, kokios elgesio tendencijos yra tau būdingos, kai tiesiog esi jau nebe komforto zonai. Tai šiek tiek trumpai, bet ir noriu pasidalinti apie kiekvieną iš tų klausimynų ir ką jie parodo ir kuo jie yra vertingi ir įdomus. Tai MVPI tai yra klausimynas, kuris matuoja vertybės, motyvus ir prioritetus ir parodo, kas yra svarbu žmogui. Dėl ko tai yra svarbu? Kalbant apskritai apie vertybės, mes dažnai būnam jų neįsisąmoninę. Kita vertus, kalbėti apie vertybės, kas mane motyvuoja, kas man yra svarbu, tikrai nėra labai lengva ir paprasta. Tiek atrankos metu, tiek ir, tarkim, įvairių vidinių paaukštinimų ar vidinių
įvertinimų metu. Labai lengva žmogui yra pasakyti, duokit man daugiau pinigų, nes mane motyvuoja pinigai. Labai sunku gali būti pasakyti, žinot, jaučiuosi nepakankamai vertinamas komandoje, norėčiau daugiau dėmesio, norėčiau daug, kad mano darbą labiau vertintų ir panašiai. Tai tas įvardinimas, kogi iš tikrųjų man reikia ir kas slypi už to poreikio duokit daugiau pinigų, ne visada būna labai aiškiai artikuliuojamas, ne visada būna aiškiai suprantamas ir įvardinamas. Ir tada atrodo viskas susiveda į vieną vietą, duokit daugiau pinigų, kai realiai už to gali slypėti gerokai daugiau. Ar tam žmogui reikia saugumo, ar jam reikia daugiau pripažinimo, ar galios pajautimo ir panašiai. Tai viena vertus, tai yra įrankis, kuris padeda atskleisti vertybės, mūsų poreikius, mūsų slypinčius tokius giluminės vertybės ir atitinkamai tada iškelti jas į paviršių ir kalbėtis apie jas. Be to, vertybės, jos yra pagrindas, kai mes priiminėjam sprendimus, ypatingai atvejais, kai yra kažkoks neapibrėžtumas ir neaiškumas. Jeigu mes nežinom, kaip pasielgti, arba kažkokia yra dviprasmiška situacija, dažniausiai mes remiamės į tas vertybės, kurios mums yra svarbios. Ir įsivaizduokit situaciją, kai ten klientų aptarnavimo specialistas yra prašomas padaryti kažką klientas prašo padaryti kažką dėl jo, nes kažkas nutiko, reikia pagalbos. Ir ko gero jau tada to klientų aptarnavimo specialisto vertybės nulems, ar jisai sakys, kad griežtai ne, aš viską darau pagal darbo taisyklės. Jeigu orientacija yra, tarkim, į saugumą ar tradicijas, arba kitas, gali sakyti, kad iš tikrųjų aš galbūt šiek tiek pasielgsiu už instrukcijų ribų, bet padėsiu klientui, jeigu orientacija daugiau yra į tą tokį pagalbos tikimą ir į santykių išlaikymą. Taip, kad kai mes turim neapibrėžtas situacijas, vertybės yra tas lemiantis veiksnys, kuris padeda mums kaip gairiams susiorientuoti, kągi man dabar daryti. Ir ypatingai tas aktualu, jeigu eina kalba apie vadovus, nes vadovai, kai turi vadovaudamėsi savo vertybėmis, dažniausiai mes įsivaizduojam, kad tos vertybės, kurios mums yra svarbios, aktualios yra ir visiems kitiems. Tai atitinkamai tada ir skatinimas, ir jeigu tą tokią idėją turi vadovas, tai jisai dažniausiai ir komandą būrė pagal savo vertybės, ir skatinimo sistemą kūrė pagal savo vertybės, nes jam atrodo, kad tas turėtų būti universalu. Tai vadovai dažnai būrė komandą iš panašių apie save žmonių ir labai praktiškai galiu iš savo patirties pasakyti, kad kai mes prieš metus, pirmosios 3 iš komandos padarėm Hogan Assessment klausimynus, tai mūsų 3 artimai dirbančių kolegių prioritetai buvo labai aiškus: pripažinimas, galia ir hedonizmas. Hedonizmas tai yra orientacija į pasitenkinimą ir smagumo ieškojimą darbe. Tai atrodo toks visiškas komandos buvo netikėtas ir neplanuotas toks derėjimas. Ir kas labai yra įdomu, kad vertybės, jos iš tikrųjų padeda labai daug prognozuoti žmogaus sprendimų. Ir va čia vienas iš įdomiausių dalykų, ką radau ruošdamasi šitam webinarui, apie Trumpo palaikytojus. Buvo daryti tyrimai dar pirmojo Trumpo prezidentavimo metu, o kaipgi atrodo, kokiom vertybėm vadovaujasi Trumpo palaikytojai. Ir buvo labai aiškus profilis, kad žmonės, kurie palaikė Trumpą, dažniausiai turėjo vertybinį profilį, kuriam buvo būdingas žemas altruizmas ir labai aukšti galios, komercijos ir tradicijų lygiai. Kitaip sakant, kad tai yra žmonės, kurie mažai suinteresuoti, kurie labai akcentuoja individualią atsakomybę ir mažai suinteresuoti remti kažkokias socialinės gerovės programas. Tai yra žmonės, kuriems labai svarbu galia, statusas ir kurie labai nori valdyti. Jiem yra labai svarbu pinigai, jie labai nori užsidirbti kuo daugiau ir teikia pirmenybę griežtam socialinių konvencijų, susitarimų, tradicijų laikymuisi.
Ir va šitas profilis, aukšta galia, komercija, tradicijos ir žemas altruizmas, geriau prognozuoja tas politinės simpatijas negu priklausymas partijai ar ten bet kokie socioekonominiai veiksniai. Tai galim pagalvoti, kad ko gero panašus profilis iš mūsų tautiečių irgi ko gero lemia palaikymą kraštutinių dešiniųjų. Čia tokie pamastymai ir galbūt tyrimam ateityje. O kalbant apie lyderius, šiaip dauguma organizacijų vadovų vėlgi gana stipriai akcentuoja, jeigu žiūrint apie tai, kas apie verslą, kas organizacijų vadovam aktualu, tai gana dažnai dominuojantis poreikis būna galia ir šiek tiek ir ganėtinai žemai saugumas, kitaip sakant, tai yra vadovai, kurie vertina riziką, eksperimentavimą, šiek tiek žemiau altruizmas ir hedonizmas. Ir va čia vėlgi įdomus tas dalykas, kad žinant, pavyzdžiui, savo asmenybės profilį ir žinant, kaip atrodo komanda, tikėtina, kad žinutę, kurią vadovai transliuoja ir bando sumotyvuoti komandą, ją reikėtų modifikuoti ir mažiau kalbėti apie karą, apie pergalės, apie tą galios siekimą, nes daugeliu žmonių nėra toks stiprus tas galios poreikis, bet daugiau pabrėžti kolegialumą, pabrėžti dėmesį žmogui ir daugiau aiškiau išdėstyti planus, užduotis ir galutinius terminus, kaip sakant, daugiau kurti saugumo, negu kad pačiam vadovui atrodo reikia. Nes jam reikia mažiau. Tai kita dalis, kuri atsako, o kokiu būdu tu sieki tų savo vertybių, kokiu būdu tu realizuoji savo poreikius, tai yra Hogan Personality Inventory, HPI, tai yra klausimynas, kuris vertina, kaip žmogus elgiasi su kitais, kaip jisai yra matomas, kaip jisai siekia savo tikslų, tada, kada elgiasi, kada yra tam tikram savo autopilotė, savo geriausiai būsenai, įprastiniai būsenai ir kai esam tokiam savo komforto zonoje. Ir šitas klausimynas, jisai yra paremtas didžiojo penketo modeliu, o didysis penketas, galbūt daugeliu yra jau girdėtas dalykas, tai yra asmenybės modelis, kuris sako, kad asmenybę galima apibrėžti per 5 faktorius. Ir tie 5 faktoriai, lengviausia juos atsiminti per akronimą OCEAN, tai yra openness to experience, atvirumas patirčiai, conscientiousness, sąžiningumas, ekstraversija, sutariamumas, agreeableness ir neuroticizmas. Tai yra moksliniai skalių pavadinimai. Ir kalbant apie tą 5 faktorių modelį, ką aš norėčiau atkreipdėmėsi, kartais kyla klausimų, ar tikrai asmenybę galim suvesti 5 faktorius. Tai pagalvokime apie tai, kad mes gyvenam 3 dimensijų pasaulyje. Trimačiam. Kai kas sako, kad laikas yra 4 dimensija. Tuo tarpu asmenybę mes kalbam apie 5 dimensijas. Įsivaizduot tą yra sunku, sakoma, jeigu jau 4 dimensiją įsivaizduoji, tai laikas jau pailsėti yra. Bet iš esmės, jeigu mes įsivaizduojam asmenybę kaip 5 dimensijų modelį, tai atsiranda nepaprasta didelė įvairovė tų asmenybių. Ir ko gero nenuostabu, kad taip sunku yra prognozuoti asmenybę, kažkokius labai aiškius ryšius surasti tarp asmenybės ir bet ko ten balsavimas, nuostatos, elgesys, rezultatai ir taip toliau, nes tiesiog pati asmenybė yra žiauriai sudėtingas dalykas. Tai žodžiu, HPI remiasi didžiojo penketo modeliu. Skalės yra 7, nes specialiai buvo išskirtas ambicingumas kaip atskiras elementas, visgi tas yra labai dažnai svarbu organizacijos ir ypatingai lyderių ugdyme, už tai yra išskirta atskiras veiksnys ir išskaidytas smalsumas ir požiūris į mokymąsi iš to openness to experience, iš atvirumo patirčiai. Ir kalbant apie didžiojo penketo skales, šiaip yra laikoma, kad maždaug 50% mūsų bruožų yra įgimti,
o likę 50% priklauso nuo ankstyvųjų patirčių, ko gero stipriai susiformuoja vaikystėje, paauglystėje, bet lygiai taip pat galima kažkiek keistis be abejo ir bet kurio suaugusio žmogaus gyvenimo periodu. Ir apie ambicingumą jau šiek tiek paminėjau, tai yra skalė, tai yra dimensija, kuri rodo, kiek žmogus stengiasi dėl pasiekimų, kiek svarbu yra pasiekti rezultatų. Ir šiek tiek trumpai noriu pakomentuoti apie kiekvieną iš šitų skalių ir ypatingai, ko gero, daugiausiai ištyrinėtos yra dvi. Tai yra racionalumas ir ekstraversija, socialumas, tai ekstraversija ir intraversija. Tai apie ekstravertus ir intravertus daug nesiplėsiu, tiesiog tyrimų yra pridaryta labai daug, labai praktinių. Ir organizacijų kontekste, ko gero, reikia turėti galvoje du dalykus. Kad dar grįšiu, ko gero, šitos prezentacijos gale, kalbant apie lyderių efektyvumą. Kad labai dažnai mes labiau pastebim ekstravertus ir jie lengviau matomi, nes lengviau užmezga ryšius. Bet, tarkim, su darbo rezultatais iš esmės skirtumų nėra. Tiek, tarkim, vadovavime, tiek ir pardavimuose, tiek, ko gero, bet kurioje srityje, tiek ekstravertai, tiek intravertai pasiekia pakankamai gerų rezultatų. Kuo skiriasi ekstravertai, intravertai ir ką tikrai verta suprasti vėlgi daugelio organizacijų kontekstų, tai yra tai, kad žmonės skiriasi pagal jautrumą aplinkai ir poreikiai stimuliavimo lygį. Kiek stimulų, kiek reikia tokio stimuliavimo iš išorės tam, kad žmogus jaustųsi tokiam optimaliai gerame budrumo lygyje ir galėtų produktyviai veikti. Tai intravertai yra žmonės, kuriem stimuliavimo reikia mažiau. Jie yra jautresni ir geriau funkcionuoja, kai tas stimuliacijos lygis yra žemesnis, lyginant su ekstravertais. Ir tai reiškia, kad jeigu ekstravertai, pavyzdžiui, pasigarsina muziką šiek tiek garsiau, jiem patinka, kai yra aplinkui daug žmonių, jiem patinka lengvas šurmulys aplinkui, intravertai tuo tarpu arba užsidaro su ausinėmis arba nuneria į save, kai aplinkui vyksta šurmulys. Ir kas įdomu su tos poreikių stimulacijos, kad pavyzdžiui, intravertam kavos reikia mažiau. Ekstravertai bus tie, kurie ateis ryte ir šauks, kad nekalbėkit su manim, kol aš dar kavos neišgėriau. O alkoholis veikia atvirkščiai. Turbūt pagalvokit, kam yra tekę susidurt vakarėliuose, kai, tarkim, ekstravertas draugas, kuris šiaip gyvenime liejasi, bet išgeria vyno ir apsnūsta, aptingsta ir staiga tampa toks, labai ramus. Tuo tarpu intravertai išgeria vyno ir kadangi alkoholis veikia slopinančiai, tai ekstravertas, kuriam šiaip reikia daugiau stimulacijos, šiek tiek užslopintas, jau visiškai tada pasiduoda. Intravertai tuo tarpu pasiekia šiek tiek apslopinti, jie pasiekia jau nebūna overstimuliavimo, bet pasiekia tą tokį optimalų stimulacijos lygį ir sužadinimo lygį ir tada jau gali bendrauti, liejasi ir panašiai. Tai pasižiūrėkit, kaip veikia kava ir alkoholis jūsų ekstravertus ir intravertus draugus ir jūs pačius. Toliau, kalbant apie ekstraversiją ir intraversiją galima lėtis labai daug, kalbant apie kitą skalę, kuri yra ir dimensiją, kuri yra labai svarbi ir tikrai labai smarkiai koreliuoja su sėkme darbe ir tikrai daug yra ištyrinėta, tai yra 5 faktorių modelyje, tai vadinama sąžiningumas, conscientiousness, o Hogan klausimynę mes išvertėm tai kaip racionalumas, tai yra orientacija į tam tikros struktūros kūrimą, buvimą nuosekliu, pareigingu, kruopščiu, planingu, veikti nuosekliai, patikimai ir panašiai. Atrodytų savybė yra labai gera, visas tas savybių rinkinys, vėlgi priklauso nuo konteksto. Iš tikrųjų taip, racionalumas labai glaudžiai siejasi tiek su paaukštinimu karjeroj, tiek bendrai su darbo rezultatais, bet ne visada, nes tai veikia gerai tada, kada mes dirbam stabilioje aplinkoje.
Jeigu aplinka yra labai neapibrėžta, labai greitai besikeičianti, tada iš tikrųjų geriau, kai žmonės yra mažiau planingi ir labiau reaguojantis į aplinką, į aplinkos poreikius, negu tada, negu tada, kai yra labai stiprus poreikis viską daryti pagal planą. Ir vėlgi yra labai įdomus tyrimai daryti tų pačių Hogan mokslininkų, kurie Tulsos mieste tyrė džiazo muzikantų grupę ir nustatė, kad iš tikrųjų geresni džiazo muzikantai yra laikomi tie, pas kuriuos būtent tas racionalumas yra žemesnis. Kitaip sakant, tai jų gebėjimas improvizuoti, jų gebėjimas greitai sureaguoti į komandą, į grojančio kolegos intencijas ir panašiai, žymiai yra geresni lyginant su tais, kurie super pareigingai išmoksta savo dalį, bet sunkiau sekasi improvizuoti. Taip, ir ko gero šiek tiek apie sutariamumą. Tai Hoganas asmenybės klausimynė tai vadinama tarpasmeniniu jautrumu. Tai yra skalė, kuri rodo, kiek žmogus linkęs rūpintis kitų žmonių gerovę, kiek stengiasi būti draugiškas, malonus, arba priešingai, kaip tik stengiasi būti iškelt save, savo nuomonę, savo poziciją, atkakliai ginti ir priešt, ką galvoja. Tai šiaip iš principo žmonės, pas kuriuos sutariamumas yra aukštas, yra laikomi kaip geri komandos nariai, bet koreliacijos su karjera yra labai aiškios visgi neigiamos. Kitaip sakant, karjerą padaro dažniau tie, pas kurios tarpasmeninis jautrumas yra žemesnis ir ypatingai tas aktualu yra vyrų tarpe. Ir perspaustos mūsų stipriosios pusės gali tapti trūkumais. Įsivaizduokim projektų vadovę, kuri yra labai struktūruota, labai pareiginga, labai atidi detalėms, kruopščiai rūpinasi savo komandą, ją prižiūri, nepaleidžia jokių detalių nesužiūrėtų. Ir kai turi projektus, kuriuos valdo ir viskas vyksta ok, kaip ir viskas einasi gerai, bet jeigu kažkas vyksta ne pagal planą, iškyla kliūtis, projektai stringa, terminai spaudžia, ką tas žmogus daro, o jinai imasi strategijos, kurie iki šiol pasiteisino, ima naudoti ją dar stipriau. Kitaip sakant, tampa dar labiau kontroliuojanti, valdanti, prižiūrinti kitus, lendanti į detalės ir taip toliau. Ir ką mes gaunam finale? Finale gaunam gana didelį problemų raizgalą, nes tie įgūdžiai ir tie įpročiai, kurie jai pasiteisino ilgą laiką, nebeveikia, nes tiesiog jų yra per daug, perspausta. Tai Hogan Development Survey, ta tamsioji pusė, jinai ir atskleidžia, o ką tikėtina mes darysim, kaip mes elgsimės, kai susidursim su stresu, spaudimu ar iš esmės, arba rutina kažkokia ir nuobodulio, kai ieškom naujų elgesio formų. Ir kalbant apie tą tamsiąją pusę, tai čia daugiau nėra akcentas į tai, kad čia yra kažkokie dideli trūkumai, bet daugiau apie tą pusę, apie kurią mes galbūt patys net nežinom arba stengiamės neparodyti. Čia daugiau kaip mėnulio yra šviesioji pusė, tai yra ta, kurią mes matom ir noriai demonstruojam, ir yra tamsioji, kuri iš esmės ją sunku ir pamatyti. Ir šita tamsioji pusė tai yra tie bruožai, kurie išlenda tam tikrom aplinkybėm. Ir tikrai labai, aš pavyzdžiui, galvoju pati nuoširdžiai ranką prie širdies padėjus, nežinau, kaip reaguočiau kažkokiam labai kritiniam situacijom. Įdomu yra tai, kad jauni žmonės turi daugiau tų aukštų skalių rezultatų negu vyresni. Ir vadovai turi daugiau negu eiliniai specialistai. Kalbant apie amžiaus įtaką, tai ko gero, kad galbūt tai siejasi su tam tikra maksimalizmu arba tam tikra patirties įtaka, kad visgi nusigludina, mažiau linkę
kaupdami patirtį, žmonės išmoksta mažiau dramatizuoti, ramiau reaguoti į kažkokias situacijas, nes jau daugiau pažįstama, žinai, kad nu, jau nuo tokių jau bėgom ir šitą jau žinom, kaip praeit, mažiau galbūt kelia streso. Tai bet amžius turi kažkiek reikšmės ir kalbant apie daugumą žmonių, tai šiaip daugumą žmonių turi maždaug apie kokias 2-3 tas aukštas rizikos zonas. Jeigu kalbant apie vadovų imtį, tai vadovai visgi dažnai turi 4-5. Nes HTS, va šitas skalė, šitas klausimynas, jisai įrodo ir tam tikrą visgi, suėjęs su tam tikra žmogaus energija. Nes jeigu absoliučiai nėra jokių rizikos zonų, tai klausimas tada, kaip tu funkcionuoji, tarsi, kiek tu turi energijos, kaip tu stengiasi veikti. Galbūt iš vis bandai praplaukti vien tik tai paviršių. Ir kalbant apie Hogan Assessments pritaikymą, pritaikymas yra tikrai platus. Pradedant atranką, naujo darbuotojo įvedimu ir ugdymu, nes jeigu mes žinom, pavyzdžiui, kas tą žmogų motyvuoja, kaip tikėtina elgsis kasdieniam darbe ir į kokiu, tarkim, į stresorius, kokiu būdu reaguos, mes galime atitinkamai prognozuoti, kokiom aplinkybėm bus efektyviausias ir kokiom aplinkybėm galbūt netiktų tam žmogui dirbti, ir atitinkamai identifikuodami tas rizikos zonas, mes galim ir žmogui rasti tinkamiausią vietą ir patį tą darbuotoją ugdyt, atpažint. Čia ir atsiranda vėlgi tas strateginis savęs pažinimas. Atpažint, kaip aš elgiuosi, kada mano elgesys yra efektyvus, kada yra nebeefektyvus ir ką tada daryti. Atitinkamai, ypatingai, pavyzdžiui, žiūrėdami į vertybinę orientaciją, mes galim dirbti ir su organizacijos kultūra, ir su komandos kultūra, ir su skatinimo procesais organizacijose. Ir atitinkamai, ko gero, vienas iš tokių pagrindinių pritaikymų, tai yra visgi talentų ir lyderių ugdymas, būtent per tą tokį pagalbą atpažint savo savybės ir pirmiausia valdyti save, po to jau valdyti komandą ir trečias lygis jau valdyti organizaciją. Ir kalbant apie patį pritaikymą, tai labai paprastai, jau paskutinė, man atrodo, skaidrė yra, apie pritaikymą labai praktiškai ir vėlgi, kas lemia paaukštinimą pareigose ir kas lemia, kad vieni žmonės tampa vadovais, kiti ne. Tiek Hogan Assessments, tiesą sakant, nesu tikra, ar jie pradėjo tą sąvoką, bet tikrai tai yra vienas iš tokių plačių mokslinių tyrinėjimų sričių, yra leader emergence, tai yra lyderio iškilimas ir lyderio efektyvumas, leader effectiveness. Tai lyderio iškilimas tai yra, ar žmogus yra pastebimas ir paaukštinamas, o efektyvumas, ar iš tikrųjų tas žmogus gerai vadovauja komandai. Ir tai nėra vienas ir tas pats. Labai dažnai pastebimi žmonės yra tie, pas kuriuos yra aukštas emocinis stabilumas. Tai yra tie, kurie pasitikė savimi, kurie aukšta ekstraversija. Tai reiškia, kad tie, kurie turi daug pažinčių, platų kontaktų ratą, lengvai bendrauja, jie yra be abejo, kad žymiai lengviau pastebimi. Aukštas atvirumas patirčiai ir aukštas racionalumas, tas organizuotumas. Bet kai mes žiūrim į tuos žmonės, kurie yra pasitikintys savimi ir ekstravertai, mes pražiūrim tuos, kurie yra galbūt kaip tik tai linkę labiau įsigilinti, labiau pagalvoti, pasidomėti ir kai žiūrim tik tais išorinius charizmos bruožus, pražiūrim labai daug gerų kandidatų, kurie yra efektyvūs vadovai ir kurie gali ypatingai gerai suburti komandą, kuri dirba ir pasiekia rezultatų. Ir šitoje vietoje labai noriu parekomenduoti, aš tiesą sakant, net nežinau kaip tart pavardę, Tomas Hamoro Premuzic kalbą. Jisai yra ir knygą visą parašęs, bet mažiausiai pasižiūrėti kalbą yra YouTube, kodėl tiek daug nekompetentingų vyrų tampa lyderiais. Why do so many incompetent men become leaders?
Ir ten ir būtent ir kalbama yra apie tai, kad mes maišom pasitikėjimą savim su kompetencija, mes mėgstam charizmatiškus žmonės ir negalim atsispirti narcisistiškom asmenybėm. Ir tokius bruožus kaip pasitikėjimas savimi perdėtas ar ypatingas susitelkimas į save reikėtų vertinti kaip raudonas vėliavas, bet vietoj to mes natūraliai pasiduodam tų žmonių žavesiu ir sakom, o štai charizmatiškas žmogus tikriausiai labai tinka vadovauti. Ir dėl to tiek versle, ir ypatingai politikoje atsiranda tiek daug nekompetentingų vadovaujančių vyrų. Atitinkamai tai mažina kompetentingų kitų vyrų ir moterų galimybės. Taip kad šitoj vietoj, su politikais turbūt nepavyks paprašyti, kad kiekvienas testą praeitų, bet kalbant apie sprendimus organizacijai, tai bet šitos vietos tikrai reikėtų pasisaugot. Ir negalvot apie tai, kad aš jau kažkaip esu atsparus šitam charizmos apžavams, nes nesąmoningos tie šališkumai, jie veikia neišvengiamai, bet tiesiog turėti ganėtinai aiškius atrankos kriterijus ir kiek įmanoma objektyvesnį įvertinimą tam, kad eliminuot tą tokį nekompetencijos, bet ypatingo tokio pasitikėjimas savim ir charizmos efektą. Tai labai noriu padėkoti už dėmesį. Žiūriu, kad teko išsilieti gerokai daugiau negu planavau. Ir tai dar nepapasakojau viską, ką norėčiau. Tai už visą tą kantrybę tiem, kas klausėsi ir